Sveiki, taigi dabar apie ratus arimo ratai, kurie nekrato, kaip vienam filmukį įrodžiau. Dabar tuos ratus nudažiau. Šiek tiek nepasisekė, nes kaip matot, užbetonavau aš juos nudažęs ir kad per skylės neištekėtų betonas užklijavau tokia tvirta juosta lipne. Ir dažai buvo pilnai dar labai neišdžiūvę ir nulupant juostą nusilupo dažai, todėl reikės dar kartą perdažyti, pataisyti dažymą. Taigi, kas dabar gavosi, čia dar netverti, kadangi dar dažysiu tie ratai. Yra stebulis ir ratai užpilti matot betonu. Taigi dabar rezultatas lipam ant bezmėnų. Šau ir uždedam stebulę. Taigi, čia pati blizga, kaip matom, gavosi vienas ratas 30 kg svorio. Taigi du ratai 60 kg, kadangi patinė sveria 90, tai čia yra 2/3 svorio papildomo. Originalas svoris būna priekio dedamas 20 kg, taigi 60 dar turiu pagaminęs svarstį į priekį tokį svorį. Va, tasai svoris tai yra aukštos slėgio plovyklos chemikalų bakelis, taip pat pripiltas, padarytas tvirtinimas ant priekio ir pripiltas betono. Čia yra dar, kiek sveria, to pasižiūrėsim. Taigi, dedam ant svarstyklių ir turim, vėlgi, kaip čia, kad vienu žodžiu 12 kg. Taigi 60-72 kg tai yra beveik dvigubėja negu svoris. Ariant, manau, dirbant dabar jau nesikapstys jokiais būdais. Dėti svorio kažkokiom priekio labai daug pavojus pusašim, kad vis dėlto ten per vidurį yra dūrimas, kur atblokavimo mechanizmas pavarų dėžiai. Todėl geriau ant priekio svorio daug nedėti, svorį krauti ant ratų, kad nekentėtų ašys. Ir pati pavarų dėžiai per vidurį nekentėtų. Tai va dabar prie to pačio apie dažymą naudoju pulverizatorių. Visiškas pigutis, ar man automobilio su tokio aišku nenudažysi, bet tvorom ar matikam užtenka pilnumoje. Matot, aš visą laiką po dažymo nusuku galvutę, nuimu ir pulverizatorių dedu į krepšį polietileno, kad nepridulkėtų, kadangi tam pačiam garže kartais ir medį šveičio obliuoju. Kažką darai su medžiu, o pačią galvutę visą laiką į skiediklį užmerkiu, kad neužžūtų skiltais. Toliau dažai. Pats surūdijusiam metalo dažyti yra pats geriausias variantas, yra Pentacolor Anti-Rust. Dažai jau gyvenime tikrai pasiteisinę, nudažai. Surūdijusi daiktą rūdys nelipa laukan. Išskyrus tą atvejį, kai dažom automobilio kažkokias detalės, kur gauna druskų, nepadeda nei šitas vaistas. Druskos yra druskos. Toliau yra panašus tie Hamerita, žinomas, yra dekoralų dažai, bet jie yra brangesni. Anti-Rust yra Pentacolor Anti-Rust, yra pigesni, vieni iš pigesnių dažų šitos serijos, kur dažoma tiesiai ant rūdžių. Tik džiūsta labai gerai, dengia irgi gerai. Yra vienas minusas, nėra didelio pasirinkimo spalvų. Yra juoda, pilka, balta, žalia, tokia tamsi, ruda ir raudonadis. Turbūt viskas, gal dar kokio nepaminėjau. Yra antras variantas, bet to jie yra gana nusidažius, gana gražiai blizga. Antras variantas yra Farbex. Pigus, gruntas ukrainietiškas, labai gerai dengia. Jau kiek bandžiau, irgi rūdys iš po jo nesiskverbia per daug, nelipa, gana su rūdim kova nebloga. Tik tai jis jau neblizga, jau jį reikia nudažyti papildomai, antrą kartą reikia dažyti dažais. Dažai yra, taip pat naudoju Farbex dažus arba Dekart. Farbex dažai džiūsta greičiau, džiūsta geriau. Dekart džiūsta, jeigu ypač šalta, tai sunkiai džiūsta. Kai šilta, nudžiūsta gana greitai, bet išdžiūvimas pilnas, kaip sakoma, iki braškėjimo, tai užtrunka šiek tiek laiko. Galiu pasakyti, kad Pentacolor Anti-Rust yra maždaug apie 8 eurai. Dabar gal kainuoja šitokia dydžio dėžutė. Šitie Farbex, Dekart
Jie kainuoja apie 3 eurus ten plius minus, taigi matematika gaunasi tokia. Neperku kažkokių kitokių ten dažų. Dabar renkuosi šitus dėl to, kad kaina yra tokia pati priimtiniausia. Jeigu paimkim latviškus, jie gaunasi dvigubai brangesni, o kokybė ten visa kita tai yra analogiškai, jokio ten stebuklo nėra. Va, dabar čia tarp kitako nudažytas mano sniego pūstuvas. Apie jį kažkada užsikabinsiu prie Nevos, nufilmuosiu, parodysiu atskirai filmuką. Dažyta irgi Descartes dažais. Raudona, matot, labai graži spalva, raudona juoda. Kombinacija gana neblogai žiūrisi. Galiu pasakyti dabar, kai šį pavasarį čia pašilo 20 laipsnių, viršaus garaže buvo apie 19 laipsnių, termometras rodė, taigi per parą pilnai išdžiūvo, taip kad jau gal dar iki, kaip sakoma, iki braškėjimo neišdžiūvė, bet jau rankos nelimpa, nedažo, viskas buvo galima po paros normaliai susirinkinėti. Tai va dabar tiek trumpai apie ratus ir dažymą, ir dažus, kuriuos aš naudoju.